Jordanai, daugeliams kovotojai atrodo bebaimiai. Pats irgi atrodo bebaimis. Kas tau yra baimė? Baimė tai yra normalu, tai psichiškai sveikas žmogus, jisai bijo. Ir tik tais tada užduoti savo klausimą, kaip tu su ja susitvarkai. Ir žinau tikrai, kad iš 8 baimių, kas pas mus yra kompiuterėje tarp ausų, smegenyse, iš 10 baimių 8 niekada net neįvyksta. Nes kažkaip žmogus visą laiką linkęs pesimistiškai galvoti apie įvairias situacijas. Ir va šitoj vietoj tada mums reikia treniruotis, kaip tai padaryti, kad mes kitaip galvotumėm. Ir mūsų baimės iš kur ateina? Iš kur ateina iš įvairių situacijų, iš pastebėjimų kažkokių, kur pamatėjai, kur išgirdai, kažkas, imkime, spauda, televizija, draugai, kur tu to nedaryk, čia tau bus šakės ir taip toliau. Ir viskas, ir tada tau ateina ta baimė ir tu susikuri tos paveiksliukus. Bet realijos jie dažniausiai tokie nebebūna. Ir kada tu sugebi per įvairius savo meditacinius veiksmus, per mąstymą, įsitreniruoti taip, kad tą baimę paversti energiją ir ta baimė tiesiog, nes tau padeda, sukelia net tiesiog daugiau adrenalino, kad tu gali tai daugiau padaryti. Tai žiūrėkit, baimė tai yra kaip stresas. Streso metu, jeigu tai yra stresas, jisai duoda energijos. Žmonės stebuklus padaro. Pakelia tokius svorius, imkime, kur paprasčiausiai neįveiktų kitaip.